Sveiki, čia turime situaciją, kai sugedusi šilmokaitė, kurį mes čia turime su raudonais uždengtais atvamzdžiais, norim pakeisti į naują pagal galią tokį pat šilmokaitę. Jų priekiniai pajungimai, reiškia tiek horizontalus, tiek vertikalus yra atitinka. Čia jokių nesklandumų nėra. Bet žiūrime, kad naujas šilmokaitis yra dėl atvamzdžių ilgio ir dėl plokštelių skirtumo yra šiek tiek per storį plonesnis. Tai va, arba trumpesnis. Taigi šiuo atveju galima panaudoti šitam skirtumui pašalinti, galima panaudoti adapterius, kuriuos užsukus ant naujo šilmokaičio atvamzdžio galime gauti tą patį atstumą, kuris reiškia naują šilmokaitį galima be jokių virinimo darbų ar perdarimo įstatyti į senojo vietą. Jeigu turėtume situaciją, kai naujo šilmokaičio, tarkim, didžiausio adapterio truktų išlyginti atstumui, tai galimas variantas, kai yra panaudojami du skirtingo dydžio adapteriai, kurie yra susukami viens ant kito. Reiškia, ir mes gauname tą patį atstumą kaip buvusio seno sugedusio šilmokaičio. Ir tada galima įmontuoti, reiškia, šilmokaitę naują į senojo vietą. Tai va tokie galimi lengvi pritaikymai, kurie nereikalauja papildomų darbų, suvirinimo darbų ar kažkokių tai papildomų, kaip sakant, fasoninių dalių. Ačiū už dėmesį.